Visi dirbame dėl to paties tikslo – padėti jaunam žmogui, sako metų medicinos darbuotojo premijos laureatė Greta Račkauskaitė. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė, gerovės konsultantė. Pasak Gretos Račkauskaitės, pagrindinis jos darbo iššūkis – emocinės jaunimo sveikatos užtikrinimas. Jaunuoliai yra spaudžiami būti tobulais ir išskirtiniais, o tai sukelia neigiamų padarinių. O jie tiesiog nori būti išgirsti, priimti tokie, kokie yra, nori būti autentiški. Na ir natūralu, iš silpstančios emocinės sveikatos, savivertės atsiranda ir psichoaktyvių medžiagų vartojimas. Metų medicinos darbuotoja tvirtina, kad ypač svarbu su jaunuoliais bendrauti ir kalbėtis kaip lygūs su lygiais. Būtent tai ji ir stengiasi daryti – būti atvira ir savimi. Nes tu jaunuolį priimi besąlygiškai, toks, koks jis yra, tu palaikai, nesmerki jo, kad ir ką jisai be pasakytų. Tuomet taip, tada jie atsidaro, atsiveria ir jie pradeda domėtis sveikata. Kolegos Greta apibūdina kaip kvalifikuotą ir atsidavusią specialistę, kurios veikla pasižymi aukštais profesiniais standartais. Ji užtikrina, kad kiekvienas jaunas žmogus gautų reikiamą pagalbą, emocinį palaikymą bei sveikatinimo rekomendacijas. Gražių žodžių savo kolegoms negaili ir pati laureatė. Dar nesigailiu nei vienos dienos, kad čia esu ir kad dirbu iš tikrųjų labai nuostabiam kolektyve, kuris manęs dar niekada nebuvo nuvylęs, kuris visada palaiko, visada sako, darom, važiuojam, einam, judam, pirmyn. Visos iniciatyvos darbe yra priimamos, skatinamos ir tu tik daryk, mes tave palaikysim. Metų medicinos darbuotojo įvertinimas Gretai buvo ypač netikėtas, tačiau džiuginantis. Kažkas veikia, kažką darau, kas juda pirmyn, dėl ko mane pastebi, mato. Ir aišku, tai tokia didžiulė motyvacija judėti pirmyn, judėti toliau, daryti, kartais būti nepatogiai, kad pasiekti kažkokių vienokių arba kitokių tikslų. Na ir turbūt asmeniškai kaip žmogui įvertinimas, nes tai yra apskritai pirmas toks mano įvertinimas. Greta sako, kad šiandien jaučiasi esanti savo kely ir darbe gali būti tokia, kokia yra iš tiesų. Nors įdomiausias dalykas yra tame, kad studijų laikais sakiau, kad jau aš tai tikrai nedirbsiu visuomenės sveikatos biure. Ir vis primenu savo seną gerą patarlę, kad neperšokęs griovio nesakyk.